Labas rytas, o šiandien jau važiuojam. Ai, bet kur juda? Kažkas bus. Lietus prasidėjo, viskas pagal planą. Maišai per maži, o... Lietus lyja, viskas kaip ir sakyta. Viskas pagal planą čia. Ką dabar daryti? Važiuoti į apačią vėl? Skirk ir dėt kuprinės ir dėt ant viršaus. Gal kaip nors jie ten... Kažkiek apsaugos, nu bet ne viską. O iš tai galima nugalvoti? Lyta apstojo, bet vis tiek kelnės paprastos, tai sušlapau. Visi išsitempė, būreliai įsitampus eina savo ritmu. Purvas maišytas su šūdais. Šūdinas purvas. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, užteks viskas. Tenka? Šeši, ne? Nu, 60. Tai prasme, 2/3 neblogai, aš skaitau. 30 praradimų, procentų. Nu, Jos skyrius kaip ir jau tada. čia tik statistika. Bet dažniausiai yra krinta pradžioj. Mūsų daiktai viršų jau. Daiktai lenkia. Bagažas lenkia. Posakį rodo. Spėju, kad dabar reiks kitų namukų nusinešti. Didžiasias kuprinės. Kuprinės ant kuprinių. Ir į namuką. Meškutis eina. Štai taip mes išnaudojame Arūną. Sukrovėm visą komandos maistą ir mėgaujamės jo kančiomis. Viskas už jūsų pinigus. Sakė, kad 4 valandas kelio, taip mes per 2:07. Rytoj taip nevarysi. Ne, aišku. Rytoj čia. Aliu. Nakvynė viduj 50 eurų. Nakvynė šitam geltonavoj palapiniai, jų palapiniai 20 eurų. Nakvynė savo palapiniai nemokamai. Statysiu savo. Kažkaip pavyko pasistatyti. Tik pritrūkau porą sneigių.
Pakeičiau vietą. Karstelis. Žinai, žinok, supranti, jinai labai prišyla, gerai? O chebrytė valgo savo skaniai, šiltai sėdi. Na nieko, galvoju, pakempinsiu gražiai, namuką pasėdėsiu. O čia lyja, šlapia. Šalta, ką tik žaibuot nustojo.